Ar tu kada nors pagalvojai, kad būtų lengviau, jeigu visi kiti pasikeistų? Jeigu vyras būtų atidesnis, jeigu valdžia būtų teisingesnė, jeigu tavo viršininkas, tavo tėvai ar tavo vaikai visi elgtųsi kažkaip kitaip. Tada ar tu galėtum gyventi ramiau, o tada, kai jie pasikeis? Bet iš tiesų tiesa yra tokia, kad kol tu lauki, kol kažkas pasikeis, tas tavo tariamas, norimas pasaulis, tu pražiopsi savo galią, savo gebėjimą keistis iš vidaus. Tikros permainos iš tiesų prasideda ne kažkur išoriai, jos prasideda viduje, jos gimsta ten, kur tyliai tu pati prisiemi atsakomybę, kur nebeieškai kaltų, o grįžti į save, grįžti į savo širdį. Pasikeisti tai yra išsilaisvinti iš pykčio, baimės, izoliacijos, priekaištų ir pasirinkti gyvenimą, kuriame gali kvėpuoti. Kvėpuoti atvirą širdimi, kad kvėpuotum tarsi iš naujo. Ir gal šiandien tas mažas momentas, kai atsigręši ne į kitus, o į save, kaip tau toks pokytis, kad neturėti lūkesčio, jog kažkas aplinkui pasikeis, bet daryti viską, kad tau pačiai viduj taptų ramiau.